laiptelio, taigi 8 baudos taškai maršrute, sugaišta 76 ir 500 sekundės dalys, dėja viršytas kontrolinis laiko normatyvas, dar 2 baudos taškai ir galutinis rezultatas 10 baudos taškų pagrindinėme maršrute. O aikštėje matome vieną iš šių varžybų organizatorių ir vykdytojų Simoną Baltrušaitytę ir žirgą Kostalanį Start. Kostalanis yra Hanoverių veislės 12 metų Lietuvoje gimęs žirgas nuo veržlo reproduktoriaus Fordestaro. Šis žirgas priklauso Simonos tėveliui, ponui Virginijui Baltrušaičiui. Ruošiasi Viktorija, toliau Greta, Justa, Eglė. Ir žiūrovai, žiūrime, kągi rodo laikmatis. O laikmatis rodo negailestingą 73 ir 60 sekundės dalių. Taigi,